Kada prisimeni, jog visą savaitę diena iš dienos jaustumėsi super pailsėjęs? Popietinis mieguistumas daužo, tad kaip pylimą mušeklių tave, o prioritetų susidėliojimas tyliai krizena iš tavęs į žolės truktelės. Auksinė taisyklė, lovoje gali būti tik du dalykai daromi. Pirmas – miegoti, antras – mylėti. Kas tada gaunasi? Naktį prasibundi, o smegenų bežionėlė čiumpa cimbolus ir cirkas. Norėtum susitvarkyti miegą vieną kartą ir visiems laikams? Tuomet bus verta paklausyti video iki galo. Aptarsiu 5 pagrindinės klaidas, kurios trukdo kokybiškam poilsiui. Su klientais dirbu daugybę klausimų liečiančių jų sveikatą ir energiją, bet miego klausimas yra itin dažnas. Pastebiu, kad žmonės yra tiesiog prifarširuoti visokiausio plauko įsitikinimų, kurie totaliai nepadeda nubusti žvaliems. Galų gale žinoti neužtenka, o geriems įpročiams juk reikia laiko. Čia viena iš priežasčių, kodėl būna naudinga apturėti sesiją su sveikatos kauču, nes atskaitomybės elementas suveikia geriau nei kas nors kitas tvarkant miego kokybę. Juk lovoje praleidžiame apie trečdalį gyvenimo, tai gal sakau pats laikas pradėti tai daryti maksimaliai gerai, nes sutvarkius miego kokybę gali būti tikras, kad daugybė kitų problemų tiesiog savaime išnyks. Na pavyzdžiui, su kuo dažnai sesijose susiduriu, tai žmonėms sunku planuoti laiką, laikytis plano, dėliotis prioritetų, susitelkti tai, kas svarbiausia ir panašiai. Dažnai būna su atmintim keblumų, dažnai nuslystama į kažkokius šūdinus pasirinkimus ir kaunamasi su vėjo malūnais, kur to absoliučiai buvo galima išvengti. Ir neretai užtenka tiesiog kelias naktis gerai pailsėti, kad protas užsisuktų riaumoti it 6 litrų turbo variklis. Gerai prasme, aišku. Klausimas tau, kada prisimeni, jog visą savaitę diena iš dienos jaustumėsi super pailsėjęs? Jei tai vyksta tik per atostogas, blogos žinios. Pagalvok dar štai ką. Žmonės šitiek laiko praleidžia kvestionuodami mitybos pasirinkimus. Taip, tai labai svarbu, tačiau vien faktas, kad nedamiegodamas stipriai sujauki alkio ir sotumo mechanizmus organizme, reiškia, kad dažnai ne nuo mitybos sveikatos ir energijos tvarkymą verta pradėti, o būtent nuo miego. Taigi, kas mėto akmenis į tavo poilsio daržą? Pirmas įsitikinimas. Man užtenka 6-7 valandų miego. Gal ir užtenka, jei turi itin retą genetinę mutaciją, kurią turi tik apie 0,003% pasaulio žmonių. Na bet šansai dideli, kad neturi. Išties yra didesnė tikimybė būti nutrenktam žaibo nei turėti šią genetinę mutaciją. Tad greičiau išmokai slėpti miego trūkumo padarinius arba nesisisąmoninęs, ant kiek viskas galėtų būti kitaip, pavyzdžiui, dar po valandą ar 2 per naktį dadėjus. 7 valandų miego vis tik irgi užtenka tik maždaug 2,5% žmonių, taigi tik kas 40 žmogų. Esu pasakojęs ankstesnėme video, kaip kolega nusprendęs pasilaikyti 30 dienų iššūkio miegoti po 8 valandas, nebegrįžo niekada atgal į savo įprastas 6, nes gyvenimą pamatė visiškai kitom spalvom, su geresnė energija, geresniu darbingumu, kūrybiškumu, kantrybė ir taip toliau. Iššūkis tau, pabandyk ir tu 30 dienų pamiegoti nors truputį ilgiau, nes čia prarasti neturi ko, o suvokti ir išlošti gali išties daug. Antras įsitikinimas. Tuščiu skrandžiu negaliu eiti miegoti. Žanro klasika tapatinti alkį su visokiausio plauko neigiamais jausmais. Bet tiesa ta, kad tavo protėviai beveik visada eidavo miegoti alkani. Ir tu vis tiek kažkaip čia atsiradai ir dar galvos nepametei. Reikalas tas, kad vėlai suvalgytas maistas, ypač jei sunkesnis, padarys bent keletą smūgių kūnui. Visų pirma, apkrauta virškinimo sistema neleis iki galo gerai atsipalaiduoti. Gal to nebūsi girdėjęs, bet tam, kad suvirškinti maistą, reikia išties daug energijos. Net iki 10% viso suvartojimo kaloražo. Kai vyksta virškinimas, yra išskiriama šiluma. Tai ji tau tikrai nedraugas, nes vakare kūno temperatūra turėtų mažėti, kad gilus miegiukas paimtų. Maža to, užsibuvęs skrandyje maistas skirs net ir link paryčių artėjančioms miego fazėms, kurios yra susijusios su to, kaip smegenys save puolys nuo įvairių per dieną patirtų stresorių, kaip užkurs tavo kūrybiškumą, atmintį, emocijų reguliavimą, imunitetą ir kitus dalykėlius. Kalbant praktiškai, jei tavo medžiagų apykaita į greitesnę pusę, būtų verta apie
3 valandas iki miego nebevalgyti. Na, o jei privalgai labai sočiai, nepakenktų ir 4 ar net daugiau valandų. Tikiu, kad tai pradžioj gali išmušti saugiklius, bet verta bent porą savaičių pabandyti, kad spėtum pajausti, jog skirtumas tikrai nemenkas yra. 3. Per vėlai suvartotas kofeinas. Kai kurie žmonės sako, manęs kofeinas neveikia. Iš ties yra dalis žmonių, kurie nepajaučia kofeino antplūdžio ir čia yra sąsajų su fermentų aktyvumu. Bet kad nepajaučia, nereiškia, kad jis kūne nesuveikia. Dažno gyvensena neretai būna tokia, kad žmogus neturi išvystęs mechanizmų, kaip energiją užkurti iš vidaus ir visat griebiasi išorinio šaltinio ir tai laiko savo normą. Vien ko vertas pasakymas, kad rytas neįmanomas be kavos. Kofeino atveju nepriklausomai jauti jo efektą ar nelabai yra toks dalykas kaip jo pusėjimo trukmė. Tai yra suvartotas kofeinas savo bent pusę efekto išlaiko dar ilgą laiką. Čia duomenys skirtingi su skirtingai žmonėm, tarp 6 ir net 12 valandų, bet labiausiai pagrįsti, ką teko atrasti, tai kofeiną būtų saugu vartoti apie 9 valandas iki miego. Jei tai vyksta vėliau, gilaus miego trukmė bus reikšmingai sutrumpinta, o čia skaičiai varijuoja tarp 20 ir 40%, čia čkavojimo. Kofeino vartojimas taip pat lems dažnesnį prasibudinėjimą nakties metu, kas vienareikšmiškai neprisideda prie to, kad ryte prabustum deramai pailsėjęs. Tad praktinė rekomendacija. Jei eini miegoti 23 valandą, vėliausia gurkšnį kavos apturėk 14 valandą. Gerai būtų ir dar anksčiau. Ir labai panašus principai galios ir daugeliui arbatų, kakavų, šokoladų ir įvairių energinių burbulinadų. 4. Savaitgalį atsigriebsiu su miegu. Būk ramus. To niekaip nepavyks padaryti. Nėra fiziologiškai tokio mechanizmo, kuris sutvarkytų savaitės eigoje padarytą žalą. Nedamiegojai, tai nedamiegojai. Žala padaryta ir reikia pagaliau už tai prisimti atsakomybę. Kodėl taip yra? Dėl cirkadinių ritmų. Tai į tavo kūno vidinis laikrodis. Ir jis dirba. Tuo geriau, kuo vienodesnį kelimosi ir ėjimo miegoti režimą palaikai. O nuo to priklauso ir tavo hormonų, virškinimo fermentų veikla ir nuotaika, darbingumas, galvos skausmai ir neskausmai, dar 100 kitų dalykų, kurių nėra tikslo vardinti, bet esmę pagauti. Cirkadinių ritmų išsiderinimas puikiai paaiškina, kodėl kai kurias dienas jautiesi, jo galvoj tupi ne smegenys, o suglamžyta mazgotė. Popietinis mieguistumas daužo, tad kaip kilimą mušeklių tave, o prioritetų susidėliojimas tyliai krizena iš tavęs į žolės trūktelės. Dėl to būtų tobula ir savaitgalį keltis panašiu metu kaip ir darbo dienomis. Sakau tobula, bet puikiai suvokiu, kokiam pasaulyje gyvenam. Socialinių interakcijų girgi neišmės ir nieko blogos to nėra kartais pavakaroti. Bet jei jau tai įvyksta, prisimk atsakomybę ir neužtemk miego keliom valandom per ilgai. Nes pirmadienį, o galimai ir antradienį ir net trečiadienį. Vien dėl šio savaitgalinio manevro tu nebūsi darbingiausias ir kantriausias tu, koks galėtum būti. Ir čia 100% sakau, kokios vis tik turėtų būti darbo dienų ir savaitgalių kelimosi skirtumų gairė. 30 minučių yra visiškai saugi riba, 60 minučių daugeliui dar sąlyginai saugi riba, 90 minučių daugeliui jau nebe saugi riba, o 120 minučių ir daugiau, tai įsivaizduok, kad Mortal Kombat varžovas jau garantuotai tavo savaitės pradžioj daro fatality, nusuktinėdamas sprandą. Ką tai reiškia baliauninkams? Jei keliesi darbo dienomis 7, tai tektų geriau ne vėliau kaip 8 kelti savaitgalį. Dabar prisidengiu skydų galvą nuo akmenų krušos. Taip, net jeigu nuvarėjai miegoti 3:30, pavyzdžiui. Nes jau geriau atkentėti vieną dieną su Golumo veido išraiška, nei suknist ateinančias kelias. Patikėk manim. Na, čia tuo atveju, jei darbingumas ir geresnė savijauta tau rūpi. Realiai, miego vienodumo režimas gali nukauti net tai, kad truputį valandų atžvilgių nedamiegi. Tad dar kartą, kuo vienodžiau, tuo geriau. Na ir 5. Dažnai prasibundu ir naktį neužmiegu ilgai. Tai gal ir ne mitas, o faktas, su kuriuo daugelis vis susiduria. Tam paaiškinti vis tik gali būti daugybė priežasčių ir keletą jų jau ką tik išvardinau. Maistas ir skysčiai, kofeinas, cirkadinių ritmų pažeidimai, bet vis tik kur žmonės daro didžiausią feilą. Jie praleidžia laiką lovoje ir tada, kai nemiega. Auksinė taisyklė. Lovoje gali būti tik 2 dalykai daromi. 1. Miegoti. 2. Mylėti. Su retomis išimtimis galima ir labai blausioje ar raudonoje švieselėje popierinę knygą skaityti, bet geriau ir to išvengti. Rimtai, 2 maksimum 3 dalykai. Bet ne, juk lovoje
ir paskrolint reikia, ir užkrimsti, ir serialą pažiūrėti, ir su antra pusė pasiginčyti. Bet ne, juk lovoje ir paskrolinti reikia, ir užkrimsti, ir serialą pažiūrėti, ir su antra pusė pasiginčyti, ir visą dienotvarkę mintyse prasukti, ir taip toliau, ir taip toliau. Realiai kas tada vyksta? Mūsų smegenys yra be galo plastiškos ir jos priima informaciją taip. Šitoj vietoj galima veikti daugybę dalykų. Vadinasi, nekuriama ir nestiprinama asociacija, kad lova yra iš esmės miegui skirta. Kas tada gaunasi? Naktį prasibundi, o smegenų bežionėlė čiumpa cimbolus ir cirkas. O dabar bene svarbiausias aspektas liečiant šį klausimą. Jei vis tik prasibudai, niekada nežiūrėk į laikrodį. Ir jei iš pajautimo neužmiegi apie 15, maksimum 20 minučių, laikas nešti savo pirdynę iš lovos. Vėlgi, neurologiškai tai labai svarbu, nes smegenims bus baisiai lengva lovą susijęti su vieta, kurie galima vartytis, nervuotis, nemiegoti ir panašiai. Svarbu būti pasiruošus tokiam scenarijui. Duosiu pavyzdį, kaip pats su tuo tvarkausi. Šities miego temą esu susidėliojęs puikiai ir laikrodis labai retai parodo mažiau nei 90% rodiklį. Tačiau, vis tik kokią naktelę kartą į 2 ar 3 mėnesius, prasibūdus užsisuka tie cimbolai ir nemiegu tas 15 minučių. Tokiu atveju kambario kampe turiu pasistatęs kėdę ir pasidėjęs pleduką. Čiumpu į rankas itin blausią švieselę bei nesuper įtraukiančią knygą. Ir skaitau iki kol imu smeginėti. Ir grįžtu į lovą įprastai, kaip mat atsijungiu. Nes smegenims asociacija aiški. Šitoj vietoj tik miegam. Ir patikėk, toks manevras daug nervų ląstelių sutaupys ir miego kokybę pagerins stipriai. Nepaisant to, ką šiandien papasakau. Mažai naudos iš idealaus miego išmanimo, jei vis tik nejudini bezdyklės, kad ją nešti į lovą laiku. Tam, kad įpročiai tikrai prikiptų ir yra reikalingos sveikatos coachingo sesijos. Jos yra apie elgesio keitimą ir atskaitomybę. Ir aš tau galiu padėti tuos įpročius įtvirtinti. Užsiregistruok nemokamai sesijai video aprašyme esančioje nuorodoje ir aptarsime, kaip galėčiau padėti greičiau pasiekti savo tikslų ir pagerinti gyvenimo kokybę. O kol kas dėkoju tau, kad žiūrėjai iki galo. Jei nori nepraleisti tokių video, neužmiršk spustelti prenumeruoti kanalą mygtuką. Už komentarą irgi likčiau dėkingas. Gali brūkštelt, kokios tavo patirtys gerinant miegą, kas padėjo, o kas ne. Išties būtų įdomu sužinoti. O kol kas, pirmyn užkurti vidinę ugnį. Iki sekančio.